Klausimas, kuris buvo užduotas. Ar galima įtakoti elektros skaitiklio duomenis nuotoliniu būdu? Atsakymas – taip galima, tas yra įrodyta ir to neginčia nei pats ESO, nei Ignitis. Taip, jie gali nuotoliniu būdu pakoreguoti duomenis, pakoreguoti skaičius, kurie jūsų name arba jūsų bute tuo metu yra. Ar tai sudaro galimybę teikti, kad tuos duomenis gali pakoreguoti jums nenaudingą pusę? Taip, tokia galimybė yra. Todėl reikalinga yra diegti apsisaugojimo priemonę, kuri galėtų būti kontrolinis skaitiklis, kurį jums gali diegti bet kuri kompanija. Jis kainuoja tikrai iš tikrųjų netiek jau daug, aš mačiau nuo 27 iki 50 ar 70 eurų, kurios gali pastatyti už jūsų įvadinio skaitiklio tam, kad jūs galėtumėte sutikrinti duomenis, ar jūsų išmanusis skaitiklis fiksuoja tą patį, ką fiksuoja ir jūsų pastatytas kontrolinis skaitiklis. Reikalavimas, jeigu jūs norite remtis tokiu įrodymu, kuris bus beje vienintelis įrodymas jūsų ginče, jeigu jums, sakykime, jūs ginčysitės, kad elektros skaitiklis išmanusis skaičiuoja netinkamai, tai yra tai, kad tas skaitiklis turėtų turėti meteorologinę patikrą ir tai jums turėtų būti pastačius įmonė, kuri turi licenciją tai daryti. Pats idealiausias variantas, ką aš rekomenduočiau, tai yra paprašyti, kad įmonė bliombuotų tokius skaitiklius, kad nekiltų klausimų, kad girdi jūs prie jo, sakykime, duomenų prisidėjote, sakykime, ar suklastojant, ar įstabdant, ar dar kažkaip. Tai kitai žodžiais tariant, norėdami užsitikrinti, kad išmanieji elektros skaitikliai neklastoja duomenų, turite statytis kontrolinį skaitiklį, nes, visi tai pasirodo Lietuvoje atveju tikrai yra tokių, kur žmonės skundžiasi, jog iš pasistačius išmanųjį skaitiklį duomenys yra klastojami arba, netitinka, sakykime, jų realių suvartojimų. Pasakysiu vieną pavyzdį, kuris yra įvykęs Klaipėdoje, kuris šiuo atveju ir paaiškina būtent tas aplinkybės, tai yra būtent tai, jog vienam rajonui visiškai dingo elektra. Tačiau paaiškėjo, kad išmanieji elektros skaitikliai tuo metu fiksavo, kad buvo elektros vartojimas name. Gyventojams pasiskundus ir kreipėsis į operatorių, aiškinant, kad taip negalėjo būti, kadangi visam rajonui šviesa buvo dingusi, elektros operatorius nuotoliniu būdu atstatė parodymus į tos, kurie buvo iki elektros dingimo. Kas reiškia, kad jisai turi galimybę įtakoti elektros skaitiklio parodymus. Kodėl buvo skaičiuojami duomenys, tuo metu buvo pasiklausta ir buvo paaiškinta, kad elektros skaitiklis ne tik fiksuoja duomenys, kurie yra tuo metu vartojant, sudarom, bet jisai ir braižo prognozę pagal tam tikrus algoritmus į priekį, kiek girdi tas namas praeitie tokiu metu vartoja. Todėl aš atvirai pasakysiu, po viso šito tikrai esu įsitikinęs, kad kontrolinis skaitiklis yra reikalingas, siekiant užsitikrinti, kad tie duomenys nebūtų klastojami. Nes Klaipėdos atvejis parodė, kad žmonės taip pasirodė yra aktyvūs ir kreipiasi, prašydami pakoreguoti tos duomenys arba atstatyti. Tačiau gali būti tokiu atveju, kad niekas nesikreips, jeigu elektra yra dingus, kaip pavyzdys, valandą arba 2 dienos metu, kada jūsų nėra namie. Ir realiai jums grįžus elektra jau bus, jūs gali būti, kad jūs dėl to nebekelsi klausimų. Tačiau pagal šitą pavyzdį, kurį aš dabar paminėjau, gali būti, kad elektros energijos skaitliukas arba skaitiklis išmanusis tuo metu fiksavo elektros energijos vartojimą. Ir jeigu tokių duomenų niekas neprašys atstatyti, jie gali būti ir neatstatyti. Todėl su visais atvejais, kuriais susidūriau savo praktikoje, kur žmonės kreipiasi dėl netinkamų duomenų, kurie netitinka, sakykime, realaus jūsų vartojimo, arba įtardami, kad jie gali būti netinkamai, sakykime, įtakoti, visais atvejais sakau, kad jūs turite turėti kontrolinį elektros skaitiklį, kuris yra bliombuotas ir meteorologiškai patikrintas, tam, kad turėtumėt argumentą ginčyti ar pasakyti, kad jūsų išmanusis prietaisas, tai yra priklausantis ESO, rodo netinkamus duomenys. Priešingų atveju jūs neturite jokių šansų ginčyti su jais, nes neturite jokių įrodymų, kaip galite pasakyti, kad jūsų suvartojimas yra kitoks, negu kad yra.